Prieš gerą mėnesį išbandėme naujausią Audi elektromobilį Q6 e-tron. Tiesą pasakius, neišbandėme, o tikrai gerai ištestavome, nes per savaitgalį su juo sugebėjome įveikti net 2500 km. Tad būtinai pažiūrėkite, kaip man su šeima sekėsi keliauti į Slovakijos sostinę Bratislavą. Na, o šiandien įveikiau dvigubai ilgesnį kelią, net 5000 km. Tik šį kartą su lėktuvu, tam, kad išbandyčiau dar vieną visiškai šviežią elektromobilį iš Audi. Tad sveikinuos iš saulėtosios Tenerifės. Šiandien mes apžvelgsime Audi A6 e-tron, kuris yra reikšmingas žingsnis Audi elektromobilių segmente. Šis modelis meistriškai sujungia prabangą, pažangias technologijas ir tvarų mobilumą. Kaip visada, skirtingai nei kiti automobilio apžvalgininkai, nekalbėsiu apie dalykus, kuriuos ir patys galite pamatyti atvykę automobilio saloną. Aš trumpai ir aiškiai aptarsiu tai, ką kiti nutyli, bet jūs privalote žinoti. Kokį realų atstumą galima nukeliauti pilna baterija, kiek užtruksite norėdami ją įkrauti, bei kiek kainuotų šio elektromobilio pirkimas ir eksploatavimas, lyginant su degalais varomomis alternatyvomis. Beje, kadangi esu specialiame A6 e-tron pristatymo renginyje, pabandysiu pakalbinti specialistus iš Audi koncerno, kurie galbūt pasidalins savo įžvalgomis apie šį naujausią savo kūrinį. Tiesa, OAV.lt nuolat įkelia video apie naujausius elektromobilius, tad būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą, būtinai paspauskite pranešimų gavimo skambutį, kad nepraleistumėte jums aktualiausių apžvalgų. Aš Tadas iš OAV.lt. Apie elektromobilius trumpai ir aiškiai. Kadangi A6 e-tron dalinasi tą pačią naująją Audi ir Porsche PPE platformą, techninės charakteristikos labai panašios kaip ir Q6 modelyje. Audi siūlo 3 A6 bei vieną sportiškąją S6 versijas. Visos jos turi ir variantų su universalo kėbulu Audi vadinamu Avant. Galima įsigyti elektromobilį su 76 bei 95 kWh grynosios talpos baterijomis. Mažesnėje bateriją turintis modelis varomas tik galinė ašimi, taip pat kaip ir performance variantas. Beje, nesumaišykite, performance versija nėra galingiausia. Ji pagal Audi filosofiją reiškia ilgiausią nuvažiuojamą atstumą. Tad jei ieškote modelio, kuris iki 100 km/h įsibėgėja per 3,9 sekundės, rinkitės S6. Kadangi kėbulo formas leidžia pasiekti vieną mažiausių pasipriešinimo koeficientų rinkoje, A6 e-tron elektros sąnaudos bei viena įkrova įveikiamas atstumas yra pastebimai geresni nei SUV kėbulą turinčio Q6. Jei pats efektyviausias ir didžiausią bateriją turintis Q6 vidutiniškai įveikia apie 490 km viena įkrova, tai identiška baterija turintis sedanas A6 net 600 km. Avanto efektyvumas taip pat šiek tiek mažesnis, tad ir įveikiamas atstumas viena įkrova neženkliai sutrumpėja. Beje, kalbant apie efektyvumą, atnaujinti virtualieji galinio vaizdo veidrodėliai, kurie yra užsakoma opcija, gali sumažinti oro pasipriešinimą ir jums padovanoti papildomus 7 km nuvažiuojamo atstumo viena įkrova.
Baterijos įkrovimo efektyvumas yra vienas iš A6 e-tron privalumų. Dėl 800 V architektūros jis palaiko greitą įkrovimą, kuris siekia iki 270 kW piko metu. Mūsų bandytas Q6 modelis, turintis tas pačias įkrovimo specifikacijas, sugebėjo pasiekti dar didesnę 280 kW viršijančią spartą, o tai vienas iš geriausių rodiklių šiuo metu rinkoje – 100 km kelio per apytiksliai 5 minutes. Tad nuobodžiauti įkrovimo stotelėse, manau, neteks, nes ten neužsibūsite. Tiesa, modelis su mažesnėja baterija šiek tiek lėtesnis, mat įkrovimo sparta apribota iki 225 kW, tad 100 km įsiliesite per apytiksliai 7 minutes, kas išties taip pat labai geras rezultatas. Na, o kalbant apie AC arba lėtą įkrovimą, Audi siūlo 11 arba 22 kW spartas. Tad jei turite galimybę savo EV krauti su spartesniu 22 kW krovikliu, galėsite įkrovimui skirtą laiką sutrumpinti per pus. Praėjo daugiau nei 10 metų nuo pirmųjų elektromobilių pasirodymo gatvėse, o jų aukšta įsigijimo kaina vis dar yra viena iš pagrindinių priežasčių atbaidančių didžiąją dalį potencialių pirkėjų. Bet ar tikrai pirkdami elektromobilį išleisite daugiau? Paskaičiuokime. Kaip ir visų elektromobilių, A6 e-tron įsigijimo kaina bent jau kol kas yra aukštesnė nei degalais varomų alternatyvų. Šiuo atveju benzininis A6 yra apie 8 000 eurų pigesnis, bet, kaip galima matyti iš diagramos, laikui bėgant bendros išlaidos susilygina. Tai yra todėl, kad reguliarūs aptarnavimo kaštai benzinu varomo Audi yra daugiau nei 2 kartus aukštesni nei elektromobilio. O jei savo EV krausite namuose, išlaidos elektrai bus bent 3 kartus mažesnės nei benzinui. Tad per 5 metus nuvažiavus bent 100 000 km bendros išlaidos suvienodėja. O įvertinus pardavimo likutinės vertės, skaičiai darosi palankesni elektromobiliui. Ir visa tai net be valstybės paramos elektromobiliams. Puiku. Hi Thomas, thanks for having me in this event. Sveikas Tomai, smagu dalyvauti šitame renginyje. Gal galėtum papasakoti, kokiomis pagrindinėmis savybėmis Audi A6 e-tron išsiskiria rinkoje? Tai kelių faktorių derinys. Automobilis pasižymi labai dinamišką išvaizdą ir puikiomis proporcijomis, be to jis yra itin aerodinamiškas, tačiau nepraranda estetikos. Modelyje įdiegtos unikalios funkcijos, tokios kaip apšviesti žiedai galinėje dalyje, panoraminis stiklinis stogas ir priekinės dalies dangčio komfortiškas atidarimas. Taip pat verta paminėti puikų šio modelio efektyvumą. Sportback gali nuvažiuoti daugiau nei 750 km pagal WLTP standartą. Ir žinoma, išskirtinė vairavimo dinamika. Automobilis turi orinę pakabą, užtikrinančią sklandų važiavimą ir įspūdingą pagreitį, mažiau nei 4 sekundės iki 100 km/h S6 modelyje. Tad A6 e-tron siūlo visapusišką patirtį, jis nieko nestokoja. Audi su A6 e-tron ir toliau kelia standartus elektromobilių rinkoje, o šis naujasis modelis tai aiškiai patvirtina. Įspūdingai žemos elektros sąnaudos, talpi baterija bei itin spartus įkrovimas leidžia A6 e-tron būti puikiu pasirinkimu ir tiems, kas mėgsta patogiai keliauti ir ilgais atstumais. Dėkoju, kad prisijungite prie manęs čia, Tenerifėje, apžiūrėti Audi A6 e-tron. Sekite naujienas ir apžvalgas Best EV for Me bei oev.lt portaluose. Nepamirškite prenumeruoti ir iki kito karto.